Labą dieną. Šiandien čia susirinkome todėl, kad pradėjome vykdyti projektą pavadintą Lietuvių kalba, idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai. Tai mokslo tarybos remiamas nacionalinis projektas, jį vykdo Lietuvių kalbos institutas kartu su Vilniaus universiteto istorijos, filologijos fakultetais, žurnalistikos institutu ir VDU. Aš pati esu to projekto vadovė Loreta Vaicekauskienė. Be to mes esame dar tarptautinio projekto dalis, jį vykdo dar 14 Europos valstybių ir kartu su kolegomis ketinsime tirti tuos pačius klausimus tais pačiais metodais. Iš viso mūsų projektą sudarys 3 tyriamosios dalys. Viena bus eksperimentai apie kalbos prestižą 9 Lietuvos regionuose, antroji bus žiniasklaidos ir kalbos žiniasklaidoje raidos tyrimas, o trečioji bus lietuvių kalbos ideologijų tyrimas. Ir kaip tik su ta trečiaja norėčiau sieti šiandieninį mūsų pokalbį apie lietuvių kalbos ideologijas. Apie tai yra jau nemažai rašyta ir kalbėta viešųjų autoritetų, kultūros žmonių ir jie yra išsakę nemažai kritikos. Jie sako, kalba yra mūsų tapatybės dalis ir mes nenorime, kad ją kas nors mums nurodinėtų, kaip kalbėti. Tai iš tiesų ta kritika daugeliu atveju yra neabejotinai pagrįsta, bet kažkodėl jinai nesuformuoja viešosios nuomonės, teisėtos viešosios nuomonės. Tai aš norėčiau, kad mes šiandien pateiktume daugiau argumentų šitos pozicijos ir kad ta nuomonė pagaliau pradėtų gyvuoti kaip dar viena įmanoma greta oficialiųjų lietuvių kalbos ideologijų. Ir kartu šis pokalbis galėtų būti simbolinė pradžia mūsų projektui. Šalia manęs sėdi Nerijus Šepetys, istorikas, Naujojo židinio žurnalo redaktorius. Būtent Naujajame židinyje ir prasidėjo, viena iš pirmųjų diskusijų buvo išspausdinta Manto Adomėno prieš kalbininkus, tai buvo tuo metu pavadinta diskusija šitais klausimais ir prieš 14 metų jau. Alfredas Bumblauskas, istorikas, Algis Ramanauskas, kalbininkas, taip sakei, laidų vedėjas, rašytojas Marius Ivaškevičius ir filosofė Nerija Putinaitė. Tai pirmasis mano klausimas, nuo kurio norėčiau pradėti, tai yra, norėčiau su jumis padiskutuoti pagrindinę kritiką, kuri nukreipiama į oficialiasias ideologijas ir jinai sako taip, kad mes kalbam apie tautos išlikimą, apie nacionalinės valstybės susikūrimo pradžiai būdingas ideologijas šiandien, kai jau ta valstybės raida ir nuostatos yra kitokios. Mes sakom, kad kalbai gresia pavojus, kad todėl reikia daugybės institucijų ir daugybės prižiūrėtojų, kurie ją išlaikytų tokią gryną ir nepakitusią. Ir kita ideologijos dalis, į kurią daugiausia kritikos nukreipiama, tai yra kalbininko eksperto. Ekspertas išmano geriau, todėl turi teisę visiems pasakyti, ką galima vartoti, ko negalima. Kaip jums atrodo, ar čia iš tikrųjų yra galios prigimtis šitose ideologijose slypi? Manau, žinot, čia yra tiesiog kalba kaip ir žmogus. Jeigu jis visą laiką gyvena nelaisvėje, jis nežino, kad egzistuoja kiti egzistavimo būdai. Ir šiuo atveju taip yra su lietuvių kalba. Mes esam įpratę, kad ta kalba mums formuoja ir mes paklūstam formavimui. Ir tiesiog žmonės nesidomi, kad yra kiti kalbų vystymosi būdai daug natūralesni negu reiškia šis. Bet aš manau, kad iš tiesų kalba, kuri buvo tuo metu, kai tauta, sakykime, kūrėsi ir atsikūrinėjo, tai tikrai buvo apgailėtinos būklės. Nes, man nemažai teko su juo susidurti, tarkim, rašant ten ir pjesę Madagaskaras. Ir ten tuo metu, sakykime, kažkokio diktato reikėjo, nes tai buvo kalba, faktiškai mes ją laikom sena, reiškia, visą laiką apeliuojam tą sanskritą ir panašiai, bet iš tiesų tai yra labai jauna kalba, nes tai, kas ten yra sena, tai yra būtent tokie valstietiški, žemdirbiški, visokie savokos, visa kita, reiškia,
tas pasaulis, kurį jau 19 amžiaus pabaigoje atrado šitą kalbą, pradėdama atgimti, buvo labai nutolęs nuo to jos bagažo. Ir iš tikrųjų mes turim kalbėti apie jauną kalbą, kuri buvo, sakykime taip, įvesta kariuomenė į tą kalbą, tokia buvo karinė padėtis, kad maždaug ją iš tikrųjų apsaugot galbūt nuo tų visų svetimybių, kuri buvo pilna. Bet, man atrodo, tiesiog ta kariuomenė laikų neišėjo. Čia kaip rusai, jeigu reiškia būtų nacistus sumušę ir grįžę į savo Rusiją, šiandien visai kitaip mes turbūt į juos žiūrėtume. Taip ir čia tiesiog šiandien, man atrodo, nebėra reikalo taikyti tą karinę padėtį lietuvių kalbą, nes jin yra labai grina, sakykime, per grina, lyginant su aplinkinėmis kalbomis, ten lenkų, rusų ir kitomis. Ir labai skurdi. Ir labai skurdi. Labai, ta prasme, iš tikrųjų, tarkim, ypač susiduriant, rašant, jinai labai literatūrinė, kas yra didžiulė jos blogybė. Ta prasme, kalbėti ją stipriai yra sunku ir beveik neįmanoma. Viskas, nes nėra dirbtinai sukurta. Kalbam apie bendrinę kalbą. Taip, ja, Aš čia gal įsiterpsiu Manto Domėno straipsnį, kur čia buvo paminėta. Jisai irgi tą atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje yra draudžiama lietuvių kalba mąstyti arba lietuvių kalba jausti, bet jis labiau mąstymą pabrėžia, nes yra eliminuojamos formos, tarkim, kurios įtariama neva, jos būtų iš rusų kalbos kilusios neva. Ir tada, labai sunku tampa, pavyzdžiui, tai gali bet kas pasakyti, filosofinius tekstus verčianti žmonės. Tam, kad tu būtų labai taisyklingai viską darytum, tu negali mąstyti tą kalbą, tu turi ją mąstyti, mąstymas viena linkme eina, o jau kalba turi kitaip išreikšti. Tarkim, kokį aš palyginimą galėčiau duoti. Jeigu mes romėnų tekstus skaitytume, nes aš ten graikų taip neskaičiau, pavyzdžiui, filosofinius arba teisinius, ypač filosofinius, jie filosofuoja kalbą, su to veikia. Dėl to paskui, pavyzdžiui, vokiečių kalba šia prasme yra daug lankstesnė ir Heideggeris irgi tą manipuliavo, šitą žaidė tam formom, nors nebuvo dar tada to žodžio. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, matom dabartiniai prancūzų kalboje, tai irgi iš ko tie kalbiniai postmodernistai atsirado, tai jie žaidžia formomis, jie žaidžia sąskambiais, netikėtais sąryšiais. Tai tie žaismai į lietuvių kalbą faktiškai yra neišverčiami, nes tu negali šito daryti paprasčiausiai, negali, nieks tavo to teksto nepraleis pirmiausia, o kitą tu turi logiškai sudėlioti. Va dar, kas yra Lietuvoje ir su lietuvių kalba yra blogai, kad ieškoma logikos kažkokios, tik man labai sunku dabar nustatyti, kokia ten ta logika yra. Bet tam, kad žodžiai būtų logiški, pavyzdžiui, žodžiai išraiškos būtų logiški, pavyzdžiui, su kompiuteriniais visais tais terminais, kas įvykę. Tai nėra ten, kaip, pavyzdžiui, enter ar kas nors, tokie, hintai, tokie nuorodos. Intuityvus visiškai. O lietuviškai yra išmąstyti, tai yra vaizduoklis, pavyzdžiui, arba dar kas nors. Tai yra tai, ką tu išmąstai, kas tai turėtų būti. Taip. Koks tai dalykas turi būti. Ir tada, tai reiškia, kalba eina atskirai, savoka atskirai ir mėginama tą kalbą kažkaip ją išdraskyti ir įdėti ją kažkokį prasmingą žodį. Žodžiu, man atrodo, didžiausia problema yra, kad yra ta kalbotyros, tas diktatas kalbai. Yra tai, kad mėginama ją daryti labai labai prasmingą, kad kiekvienas žodis būtų kažkoks baisiai prasmingas, ką jisai žymi, baisiai, ypač kompiuteriniai technikoje arba kitur, tose naujadaruose, jis visiškai pagal kitą logiką eina, ten ne pagal prasmės logiką, o pagal asociacijos, pelė, pavyzdžiui, spruklys, kažkoks buvo tas sugalvojimas spruklį, koks čia spruklys, pelė yra pelė. Kažkada pagalvojau, kodėl taip yra, ką reikštų demokratija kalboje, ar ne? Ir vieną kartą teko bendrauti su Britais ir aišku, anksčiau ir vėliau kalba išeina, jeigu pradeda kalbėti apie kalbą, kalba priveda prie kalbos komisijos. Tai jie sako, ką jūs turit kalbos komisiją? Sakom, taip reikia, nes tada paklausiau, ar jie nepergyvena dėl to, kad anglų kalba
kaip, jinai yra nevaldoma, jos procesai nevaldomi, jinai yra Australijoje, Amerikoje, o ta naujakalbė, kurią kalba, tarkime, Europą arba Briuselėje, ta anglų kalba, tai jinai vėl visai kitokia yra. Tai jie sako, ne, sakom, tai o ką jūs Britanijoje nesistengėt apsisaugoti? Ne. Ta prasme, nėra kalbos komisijos, kuri žiūri, kad tikrai viskas būtų tvarkingai. Nesako, neturim kalbos komisijos. Jeigu mes klausom BBC World Service, ten yra specialiai tiesiog žinių skaitytojas su klaikiu škotišku akcentu, kas yra labai gražu, kas yra įvairumas. Jie to nebijo, jiems nėra ko bijoti, nes tame ir yra stiprybė tos kalbos, niekada niekur nedings. Tai išlikimas, aišku, jos išlikimo garantas yra tai, kad jinai vartojama, nesvarbu kokiom atmainom, kokiais variantais. Žiūrėkit, išlikimo garantas kalbos. Lietuvoje yra įsivaizduojama, kad kalbos išlikimo garantas yra grynumas, ar ne? O ten, kaip jūs sakot, įsivaizduojama, kad išlikimo garantas yra vartojimas. Čia jau susiduria iškart dvi skirtingos pozicijos. Jeigu mes sakom, kad bendrinės kalbos grynumas, gintis, kaip tada yra su tarmėm? Man kaip žemaičiui, kuris kalba namuose žemaitiškai ir netgi darbe su žemaičiai žemaitiškai, man visada kyla klausimų, o kaip tada bus su kažkuom, kai tarmė daro poveikį bendriniai kalbai. Tai profesorius Aleksas Girtenis sakydavo, kai aš sakydavau, man blogiausiai su kirčiais yra. Sakydavau, nekreipk dėmesio, juk vis tiek neįtiksi. Kam? Kalbos inspekcijai. Vis tiek neįtiksi, ta prasme, kad kitoks yra mūsų kirčiavimas. Pavyzdžiui, man iki šiol negaliu aš suprasti, iš kur tas atsirado Europa. Man tai yra grinai Zanavykų diktatūra. Ir mąstymas, ir vaizduotė yra tos sritis, kurios mokslo iki galo nepasiduoda. Ir dėl to kalbininkai, pavadinkim to žodžiu, jie labiausiai ir bijo. Ir, sakykime, aš ne visai sutikčiau, kad amžių sandūroje 19-20 ten tuo metu tą kalbą reikėjo labai ginti. Jos iš tikrųjų buvo. Tikslas buvo sukurti bendrinę kalbą. Ir kuriant bendrinę kalbą, aišku, tam tikras diktatas buvo, bet tokių gynybinių nuotaikų nebuvo. Iš tikrųjų reikėjo tą kalbą padaryti prestižinį, iškelti miestą. Tokių grėsmingų pavojų, kad ten nieks nekalba, tiesiog labai skirtingai kalbėjo ir va, tas noras sukurti bendrinę kalbą, viskas buvo tvarkoje. Skirtingai kalbėjo apie karvę, suprantat, bet ta prasme inteligentai neturėjo kalbos. Į miestą atkėlus tą kalbą, su žmonėm patiem atsikėlus į miestą lietuviams, kur ten niekada nebuvo, atsiradus literatūrai, atsiradus laikraščiams, išplitus, pradėjus žmonėms skaityti, to viskas užteko. Bet tada kažkur jau tada gimė mintis, kad reikia čia, sakykime, iš gynybinių pozicijų kažką tai tokio daryti, nors, sakykime, dar prie Smetonos ta mintis taip institucija neišaugo. Tačiau vėliau čia iš tikrųjų atsiranda truputį kiti dalykai, nes mes matome, kad bendrinės kalbos momentas, kuris yra svarbus ten rašytiniai, kad ten visi galėtų perskaityti, jis persikelia į tą sakytinę plotmę ir tas noras, sakykime, pats tai, kad didžiųjų kalbos klaidų sąrašai yra kirčiavimo klaidos ir reikalavimai. Ir noras, kad visi vienodai kalbėtume, tai yra truputį kitas dalykas, jis iš tikrųjų eina ne tik prieš tarmes, jis eina prieš bet kokią įvairovę, jis jau truputį iš kito šaltinio kyla. Čia jau nebe nacionalizmas, nebe romantizmas kalba, čia jau kita tvarka iš kitos pusės atėjusi. Kodėl lietuvių kalboje kirčiavimas yra toks didelis baubas? Kodėl jo nieks taip ir nesuvaldo? Gal jo net nereikia valdyti, mano galva nereikia valdyti, jį reikia paleisti savitakai. Jį suvaldo. Žmonės juk suvaldo savo kirčiavimą, jie tiesiog kirčiuoja pagal savo tarmę. Taip, buityje, gatvėje ir normalių žmonių aplinkoje taip, bet kodėl... Taip, kodėl padarytas labai sunkus... Jis nėra jokios sistemos. Jis nepadarytas, jis yra vienos tarmės, sistemingas tuos tarmės požiūrių, taip, o kitos tarmės požiūrių yra kita sistema. Bet ar iš tikrųjų jis yra toks, grįžtant prie Europos, mano galva, tai yra tikrinis daiktavardis, tikrinė sąvoka ir jinai turi būti kirčiuojama taip, kaip jinai buvo kirčiuojama, kai jai davė vardą, nes Europa buvo mergaitė. Ir vardu Europa. Ir jinai buvo Europa. Ir nebuvo Europa. Lygiai tas pats su Rūta. Lygiai tas pats yra... Jinai netapo berniuku, sukirčiuoti Europą juk. Taip. Lygiai tas pats lietuviškas, pagoniškas vardas Rūta. Jinai visada buvo Rūta. Jinai niekad nebuvo Rūta. Bet yra rasa. Bet gali būti vardas ir rasa. Ir gali būti rasa. Aš buvo rasa. Tai visada buvo rasa. Asta visada buvo. Aš turiu mėgį, kad yra
Vardas iš vis net netarmė žmogui priklauso, tai čia dar aukštesnės. Tikrinė savoka ir viso gero. Vienam patinka gintarė, kitai gintarė. Ir nieko nepadarys. Teisingai, tai čia... O kaip buvo su Alfredu? Alfredas ar Alfredas? Alfred, sakyčiau. Tai čia reiktų ne taip Mama, kaip sakė, tai... Alfredas ar Alfredas, ne kaip buvo, o kokį tėvai davė vardą. Given names. Ir tokį arba tokį. Per pirmą paskaitą aš paklausiu studentų, kaip tarti jų vardus ir susikirčiuoju. Labai teisingai. Nedaryčiau klaidos, nes kitas labai įsižeidžia. Taip, bet eikim dar prie vieno klausimo. Mums vis dėlto ir sakoma, kad kalba kuria visuomenė. Čia nusistovėjus kiekvienam ideologinėme kalbininkų tekste nusistovėjusi klišė. Kalba kuria visuomenė, o kalbininkai tik patarė. Pakomentuokit šitą Nerija, sakė, kad kalba negali. Ar kalba negali? Tu galėtum, jeigu būtų galima. Tai yra, tu galėtum išreikšti, jeigu būtų galima ir visiškai neturėtum manyti, kad tie patarimai paskui bus įtvirtinti įvairiausiais įstatymais ir inspekcijomis ir visa priežiūra ir ta bausmių sistema, kad galbūt gausi baudą arba tavo redaktorius gaus baudą. Klausimai, aš šiaip galvoju, kas turėtų kurti kalbą, tai kurti kalbą, kuria kalba kūrėjai. Tai jeigu rašytojams ir poetam nenori įsiteikti, bet mėgina įsiteikti, žodžiu, rašytojam ir poetam yra suteikiama teisė jiem kalbą vartoti tam, kam jie reikia. Ta prasme, kūrybiniam procese kalbą kūrybiškai vartoti. Tai neišvengiamai atsirastų ir neleisti redaktoriam išbraukinėti tam tikrų žodžių ir junginių, metaforų, tai neišvengiamai atsirastų tada ta įvairovė, ta gausa, nes šiaip, kaip mes įsivaizduojam, kaip sakoma, kuria visuomenė, tai jeigu yra koks nors darbininkas, kuris dirba statybose, tai jis gal taip jau labai kūrybingai po darbo, gal yra tokių poetų, bet kūrybingai po darbo, nebūtinai jisai su ta kalba kažkaip eksperimentuos ir pajus, kad jam trūksta tos kalbos įvairovės. Bet jeigu kažkokie rašytojai, poetai, tie, kurie mąsto, arba ten šiaip kūrėjai, kažkokie, pavyzdžiui, nežinau, tie, kurie šiaip tekstus kūrė ir ieško tokių netikėtų sąskambių ir tokių staiga sproksta, taip kartais būna, tai ir tie dalykai žmonėms jie įsirėžia, žmonės jos perima. Tai aš tai įsivaizduoju tokį atvejį, arba tokią kalbos raidą, kad žmonės perima tai, kas jie užkabina, kas jos pagauna jų jausmus, pagauna jų mintį ir tai ir vyktų, kalba būtų įkultūrinta. Negalima sakyti pagauna, nes pagauti galima tik zuikį. Tai, jo, baisu. Nors tiesiai tik zuikis pagaudo, elnių nepagaudo. Manau, kad mus visus suims, kai mes iš čia išeisim, nes mes tiek daug negalimų dalykų dabar susakėm. Žodžiu. Bet o kodėl mes atnešame? Galima sakyti pagauna, nes filosofiškai yra savoka pagava. Įteisinta. Jo, aš norėčiau į temą jūsų pakeltą. Aš drįstu pasigirti. Temos negalima pakelti. Jėzau Marija, galima sakyti. Aš drįstu pasigirti, kad aš esu tas, kuris labai kruopščiai, irzliai, kaip senukas, prižiūriu savo kalbą. Aš turiu omenyje tos atvejus, kai aš duodu interviu ir aš netgi esu sukurpęs sutartį, kurią duodu pasirašyti, kad mano kalba nebus taisoma. Ir ten yra didžiulis straipsnis, kuriame parašyta, kad nebus keičiami kursyvai į nekursyvai ir atvirkščiai ir taip toliau. Tai aš noriu pasakyti, kad aš labai tą prižiūriu ir linkiu visiems tą daryti. Nes yra priimta laikyti, kad tokia yra tvarka ir čia nieko nepadarysi, o tvarka yra tokia, kokią mes nustatom, o ne grupelę asmenų iš anksto susitarus arba netgi nesusitarus, kurie neturi abstraktaus mąstymo ir kurie yra spekuliantai ir chaltūrščikai. Teoriškai taip atrodo, kad kūrėjai, ta prasme, gali kurti kalbą, bet matot, čia yra dvi tokios išlygos. Su pirma, literatūra nebevaidina jau to visuomeninio, taip sakant, vaidmens, kokį gal anksčiau vaidindavo. Kiek žmonės skaito poezijos, kur ten galbūt bus prikurta naujadarų kažkokių asociatyvių ir panašiai. Dabar televizija kuria iš tikrųjų kalbą, sakykim taip, iš ten eina pagrindinis srautas, ką žmonės... Rašytojai ten išdirba, scenarijus rašo. Dialogus rašo. Kitas dalykas, jo, tarkim... Jis turbūt juokauja. Kitas dalykas... Nedirba. Ta visa kalbininkų sistema sukurta, jinai sukurta taip, kad tarsi rašytojas jis turi teisę, nebūti norminamas, ar ne? Bet kai susiduri su realybė, tarkim, su knygų leidybas, taigi supranti, kad tą teisę išsikovoti yra labai sunku, nes yra dar
grupė žmonių, redaktorius, korektorius, kurie pradeda tavęs maldauti, sakydami, atsiprašau, čia yra tikrai ten ar didžioji kalbos klaida, ar ten mažoji, ir mane už tai baus, nes mano pavardė po to bus parašyta. Ir, nu, ta prasme, turėjai, aišku, jeigu nu, pagaliau gali už jį sumokėti baudą, jeigu tau labai norisi tą dalyką palikti. Ir aš dažnai vis dėlto į tos kompromisus neinu, nes tikrai dėl kalbos grinumo nesinori paaukoti kažkokio tai žaismės ar nežinau, humoro ar... Žodžių žaismas yra labai svarbus dalykas. Ne, aš galiu pasakyti, iš tikrųjų kažkoks, tarkim, jie reikalingi, ten tie kūrėjai, nežinau, galbūt jie turėtų būti kūrybingesni, nes tarkim... kažkoks minimalus norimimas turi būti, nes... Bet, pažiūrėkit, toks jausmas, kad, nežinau, ten yra iš tikrųjų sėdi senutės turinčios daug anūkų, nes dauguma žodžių, kurie šiuo metu ateina naujadarų, jie yra diminutyvai, yra mažybė. Taip. Tai yra vaikaičiai, kelnaitės ir taip toliau. Ir su šituo, pavyzdžiui, aš kaip rašytojas, aš tiesiog turiu išvengti šitų žodžių, nes man jie gadina visą tekstą ir aš tada... Prašau, jūs mokėsit kortelę ar kortelytę? Kortelę. Zanavykai labai mėgsta malonybinės formas. Aš atsiprašau, tas yra kaip kažkoks virusas paplitęs ortodoksiniam sparne. Žmonės, kurie dažniausiai nežino anglų kalbos, jie labai lygina su anglų kalba. Jie sako, kad anglų kalboje tu negali daryti, kad ten veiksnys eitų po tarinio arba atvirkščiai. Bet iš tikrųjų gali tai padaryti laisvai, tai yra poetinė forma, tai žymiai lankstesnė kalba, negu jiems atrodo. Ir jie tada sako, kad užtat mūsų kalboje mes turim tokių išsireiškimų, kad mes žodį mama galim pasakyti apie 20 formų. Ir vardė, mamytė, mamičiukas ir padaro tokį, reiškia, tiradą. Ir čia, suprask, yra didžiulis privalumas prieš anglų kalbą, nes anglų kalboje tu negali pasakyti 20 būdų mama. Tai yra prieinama iki visiško absurdo. Neteisinga apskritai lyginti kalbas kaip turtingesnės ar neturtingesnės. Tai kalba yra tokia, kokia reikalinga. Ir čia yra tas susijęs su tapatybės klausimu, nes visą laiką Lietuvoje tas emociniam lygi tapatybė siejamas su kalba, senumu kalbos, išskirtinumu. Ir tas truputį, ir tas įneša dar tos papildomos baimės, kad kas įvyks, jeigu kalba jinai kažkokia kitokia bus. Aš manyčiau, kad čia yra tikrai psichoanalitikam darbas, bet tas yra ir ta baimė prarasti save, jinai yra labai stipri, tokia nepasitikėjimas. Aš dar galvoju, jeigu iš tiesų galiausiai tapsim normalia tauta, tokia, kuri, tokia truputį smegenį, kai kitaip truputį galvos veiks ir pasitikėjimas didesnis, tai ir tas tokia baimė susijusi su tais atributais būtinais, jinai turėtų dingti, nebestatysim valdovų rūmų, galbūt nebe sureikšminsim tos kalbos tokio labai specifinio pavidalo. Bet kaip tai pasiekti, nes čia nėra tik tai kalbos reikalas. Tai, nes visuomenė palaiko tą tokį diktatą iš tikrųjų. Jeigu nepalaikytų ir jeigu priešintųsi, tai būtų įvykęs tas sąjūdis ar ta revoliucija, nežinau kaip ją galima pavadinti, bet palaiko. Įvyks, mano galva. Aš manau, kad taip yra dėl to, kad lietuvių, mūsų etninė grupė turi labai mažai patirties demokratijoje. Tai Baudžiava 19 amžiuje kažkur per vidurį. Smetonis režimas, reiškia aksominis fašizmas, po to sovietmetis ir žmonės pripratę. Bet tai, kad mūsų vaikams ir anūkams teks srėbti šitą smirdančią, chalturščikų privirtą košę, tai aš niekiek su nebejoju ir kažkada įvyks kažkoks perversmas. Jis dabar jau iš esmės pradeda. Prie Smetonos kiekvienas periodinis leidinys faktiškai jau turėjo besusiformuoti savo stilių. Ir kalbėsenos stilių tam tikrą. Gali sakyti, kad ten buvo redaktorių diktatas, bet jie vis tiek kūrė skirtingus stilius. Nebuvo, sakykim, kad visi vienodai rašytų. Aišku, prie sovietų ta lietuvių kalba iš tikrųjų tapo vienodai iš principo. Tokia pasidarė dar dirbtinesnė, bet esmės tos įvairovės nebuvo. Ir pavyzdžiui, mes dabar visi, taigi, kodėl rašytojai poetai? Rašytojai poetai, performansininkai, visokie šaumenai, redaktoriai, visi kūrė tos žodžius po truputį. Iš apačios ten pilna tų žodžių skleidžiasi, tik jie kažkur neatsiduria toj institucijos erdvėje. Nes negalima. Žinau, kad mes labai stipriai, taip viską, ne mes, toje kalboje išmetant, mes visiškai sinonimiškumą naikinam.
Ir dar vienas dalykas, kad darom kalbą vienam skoniui, nes kiekvienas iš tiesų turi, čia kaip gėrimus mėgstam, vienas vyną gert, kitas degtinę ir atitinkamai atsiranda kitas charakteris, pagaliau vyras, moteris, senas, jaunas, miestietis, kaimietis. Dabargi ta kalba mus visus įspraudžia į kažkokį vieną charakterį, vieną stilių, kuriuo mes visi bandom šnekėti, tik tai maždaug, tonacijomis galbūt galim šiek tiek išreikšti savo emociją ar kažką, bet tai turi būti galimybė išreikšti kalba. Kalba turi turėti didesnį spektrą negu šiandien. Žmogus turi būti, tu turi skaitydamas interviu ir nematydamas, kas yra interviuojamas, tu turi atpažinti šio kalbos. Dabar leiskit man suformuluoti 3 tezes, kurios aš taip supratau, prie ko čia mes prieėjome. Pirma tezė tai yra tai, kad leidžiat man kirčiuoti taip, kaip žemaitiškai kirčiuočiau. Europa yra, ne Europa. Dėl to man ir literatūriškai, vandrininkiškai bus Europa. Tarkim, čia aš kaip žemaitis. Antra tezė yra, kad pripažįstam visi, kad kalbininkai kaip tokie gali kaip klasė būti, kaip atskiras mokslas. Kalboti yra ir tuo pačiu kalbininkai, kurie yra kažkokių darbų, kaip ir visi. Nedadarė. Taip. Pripažįstam. Bet dėl kultūros mes galim tada irgi savo nuomonę turėti. Trečia tezė, jų darbai, kurie ir padaryti, ir nedaryti, turi būti rekomendacijos, o ne diktatūra. Ir štai dabar prieinam prie šito. Kodėl taip yra man vis laik? Aš vis laik klausau jūsų, o kodėl ta diktatūra yra? Ar jis čia pradėjo sakyti apie demokratijos? Iš tikrųjų, tos demokratijos mažai ir tos santvarkos, kurios buvo su lietuvių kalba kaip funkcionuojančia jo oficialiaja kalba, tai mes labai mažai, 20 amžius. Bet tame 20 amžiuje, kad reikia dėmesio, nuo Jablonskio laikų, nuo 1900, grubiai sakant, 900-ųjų, tas šimtmetis su viršum, nuo 800-ųjų, nuo 1900-ųjų panašiai, Jablonskio laiką, taip sakyčiau. 901-aisiais, man atrodo, jis abėcėlį net sunormino, galutinai išgrūsdamas dvigubą B. Kudirka dar leidžia. Vincas Kudirka 1889-aisiais aiškiai savo ranką užrašo. VQX gali svetien žodžius vartoti, bet čia jau ne į temą. Tai štai per šitą šimtmetį tos demokratijos buvo nedaug, bet kalba, Nerijus ką tik pasakė, judėjo priekį. 4. dešimtmetis, naujosios Romovos atsiradimas, man tai yra kažkoks tai toks kelrodė keliuotis, kūrė kažkokį naują, iš tikrųjų savaimingą stilių. Viskas pažįstama lyginant, kas būtų buvę, jeigu sąlygos būtų geresnės, būtų išbujojęs. Tarkim. Tai štai, bet dėl to man netrodo, kad vien čia demokratijos problema yra. Kalba judėjo į priekį, mes turim net sovietmečių, mes turėjom baltistų mokyklą. Jonas Kubilius Vilniaus universitete sukūrė tokias sąlygas. Lietuvių kalba buvo prieki žymiai priekaiškiau negu istorija ir dar kas nors. Donelaitis tapo Vilniaus universiteto profesoriumi, nebuvęs ir net nežinojęs, kur tas Vilnius ir kur tas Vilniaus universitetas. Žodžiu, žiūri dabar pagrindinis žmogus. Čia jau Kubiliaus ideologija, čia atskirai vėl galėtume šnekėti. Tai štai, per visą šimtmetį 20 amžiaus lietuvių kalba, mano įsitikinimu, yra puoselėja. Kodėl dabar yra tokia keista būklė, apie kurią mes čia šnekame, kad ją reikia ginti, kad kažkur atsiranda diktatūros ir panašiai. Ir aš manyčiau, kad mums reikėtų svarstyti 2 dalykus. Vienas iš kito išvedamas. Tai yra kalbos istorijos vaizdiniai, kalbos istorijos pabrėžiu, ir tautos ar jos kultūros istorijos vaizdiniai. Jie yra tampriai susiję. Koks yra kalbos istorijos vaizdinys? Visi nustemba, kai pasakai, kad lietuvių kalbos nebuvo Vytauto laikais. Kaip galėjo nebūti? Nebuvo, pridurti žodį bendrinė. Ir viskas, nuo jos nebuvo. Ja kuria. Mes visi pripažįstam, kad ji buvo kuriama. Mažvydas, Daukša, judami priekį, per visą 18 amžių atsiranda elementoriai lietuviški, ir jau 17 yra, taip toliau. Sukūrėm lietuvių kalbą. Visus galim suskaičiuoti, kiek naujadarų, kiek Antanas Baranauskas kūrė ir nebuvo priimti, nepasitvirtino. Kiek Jonas Jablonskis. Vyksta kalbos kūryba. O iki to buvo mamučiukai.
Mamučiukai galėjo turėti ne 20, o 100 net. Kaip kažkas sako, čiukčiai turi ledo 100 pavadinimų. Tai mes mamučiukų turėjom turbūt 100 pavadinimų. Galbūt žirgelių visokių. Bet kai reikia žirgo funkcijų, šiandien galvojami yra žodžiai eidininkas, jodininkas ir taip toliau. Jų nebuvo tarmėse. Arklio plauko pavadinimų gal ir 100, bet arklio funkcijų nebuvo, nes gyvenimas buvo kitoks. Tai štai, visa lietuvių kalba yra šių laikų kūryba. Kodėl dabar tas iššaukia tokį pasipriešinimą, toks tas vaizdinys? Nu dėl to, kad mūsų istorijos tapatybinis vaizdinys yra diametraliai priešingas šitam. Nerija puikiai susidūrė. Tik pabejojo Jono Basanavičiaus autoritetų, gavo lupt iš visų pusių. Ką tai reiškia? Jonas Basanavičius paliko mums testamentą, kad buvo Baltų Atlantida, kurioje buvo tobula kultūra, tyra, graži ir panašiai, ir po to atsiranda suskiai susiedai. Aš cituoju daug kartų. Susiedai, kurie turėjo žymiai mažiau padorumo negu pagonys lietuviai. Tai aišku. Tai tie susiedai, suskiai, jie išvedė lietuvų tautą į nedoras lankas ir kartu jie yra pavojus lietuvių kalbai. Tai štai dabar, jeigu mes susikūrėm aiškiai tokį, rekonstruojam tokį vaizdinį, tai mes matysime, kokiu būdu mūsų visas šitas, ką mes čia šnekam, turi tam tikras aisbergo nematomąją gelmę, kurioje visą laiką kartuojas tie patys žmonės. Ir aš matau, reiškia, kur yra kalbos gynimo komisijos, tai yra tie patys žmonės, kurie yra, kaip istoriškai paprastai sakau, baltofilai, tai yra pagonybės mylėtojai, tai yra kažkas, būtent tai yra tie, kurie kažkur įsivaizduoja esant tai, ko 100 metų mokslas nerado. Juk nerado, aš ir užsirašiau tokią seką minčių. Iš Jablonskio, kas sekė? Tuo pačiu jo karta yra Basanavičius ir Tumas Vaižgantas. Maironis čia yra šiek tiek kitoks. Iš Jablonskio Basanavičiaus 100 metų yra kodas etnografams, mitologams darbas. Greimas su Beresnevičium čia vėl į šoną, bet iki šiol, pavyzdžiui, kartojama, kad lietuvių kalba yra daugiau negu komunikacija. Šiandien kartojama. Kažkas tai yra daugiau. Vadinasi, tai yra tos Atlantidos kodas, kurį mes turime kažkokiu būdu atpažinti, o šitą, ką mes čia šnekam, veda į šoną. Toliau, už viso šito yra Gedgaudo, Statkutės Rozalės ir taip toliau visas kodas, didžiulis laukas to pagonybės mylėtojų, kurie yra tiesiogiai susiję su mūsų neopagonimis. Ir iš tada, kas pavojus yra, man kas nepatinka, vidunistai ir visokie kitokie dar. Net jau moderniųjų laikų kultūros tyrinėtojai, jie savaime yra sąjungininkai. Ir štai kodėl jūsų kova yra didelė dalim Don Kichotiška. Nes vėjo malūnai yra didesni, negu mums atrodo. Tie vėjo malūnai yra dideli. Aš nemanau, kad Negalima kišti lasdos į matricą. Tai va, ką norėjau pasakyti? man atrodo, mes pervertinam tos, Na, gerai. mitų senųjų. Visą tai tvyro ore, visą tai kažkada pratrūks ir baigsis visą tą, ką mes čia turim, visą tą klaiki matricą su klaidom. Nesakyčiau taip optimistiškai, nes man atrodo, ką profesorius čia paminėjo, ir kita vertus tie procesai, kurie vyksta jau tokiam žolės lygyje, su internetu, su visko, jie skatina tokį dalyką, kad elitas, kaip jį vadinti, kurie jaučiasi, kad jie yra atsakingi už tautos išsaugojimą, jie vienaip ar kitaip institucionalizuojasi ir jie užsibarikaduoja tam tikromis, įsitvirtina tam tikrose vietose reikšmingose, nes iš tikrųjų jie žino, kaip turi būti, o žmonės, kurie žino, kaip turi būti anksčiau ir vėliau, jie, nežinau, ar čia dėl mūsų demokratijos nebrandumo, jie patenka į tam tikras ir atsakingas pozicijas
ir jie tada užima tas vietas, jie yra daug, pavyzdžiui, tokiam truputį populistiniam klimate lietuviškam politiniam, jie tampa daug labiau įtikinantis, nes jie turi savo tikslą, jie turi savo misiją. Ir aš vis dėlto nenuvertinčiau šitų visų neopagoniškų, tokių neopseudopatriotinių jėgų, nes jos, matant, kokios jos turi įtaką realią, aš jums galiu tą paliudyti žodžiu, kaip aš matau, kaip tas vyksta. Iš tikrųjų turi. Priešingai, kai sako, čia internetas, žmonės modernėja, tie, kurie modernėja, kurie mato, jie nėra tokie kovotojai, nes jiem yra gerai, jie taip kaip vyksta, jiem yra gerai. Bet kovoja tie, kurie gynybiški yra, kurie mato tos bjauriuosius, ar dabar yra kovojant prieš globalizaciją, prieš tą amerikietišką kultūrą, neva kaip jinai yra vadinama. Tai ir tai skatina, aš sakau, tokie procesai dar labiau skatina užsibarikaduoti. Ir aš manau, mes matom nepriklausomybės laikotarpį, mes galvom, kad išsilaisvins šitie dalykai, bet jie kaip tik, atsiranda naujų tokių pertvarų, naujų tvirtovė atsiranda, kurios sąmoningai tvirtinamos. Bet klausimas čia yra, kas taps institucija iš tikrųjų reikia. Jeigu pavyktų politiškai pasiekti, kad, sakykime, tegul žmonės turi mitus apie Atlantidą, tegul jie iš to nedaro mokslo. Tegul būna mitas, bet nedaryk iš jo logo, nes vertimas iš mito į logo kalbą yra, iš esmės, tas platoniška klaida, iš tikrųjų. Bereikalo šitai nepadaryta, žmonės turi tegul savo mitus, bet jie iš to daro mokslą. Ir jeigu tu darai mokslą, tai tampa švietimu, jeigu tu darai švietimu, tai tampa norma. Tai va čia šitoj vietoje iš tikrųjų, jeigu galima būtų tą, sakykime, modernę konkurencijos idėją, kur jau dabar kažkiek moksliai yra, kai, sakykime, yra idėja lietuvių kalbos saugojimas, gynimas, konkuruokite projektais, kurie konkuruos, gaus valstybės finansavimą, tegul jie prižiūri, ne? Blogai dirba, kitą sykį, tegul kiti daro. Prasme, o to žaismės šitoj vietoje, jeigu atsirastų. Mes dėl jų, matai, svarstom vis dėlto, taip kaip Loreta uždavė toną. Yragi kalbininkų, eksperto, antras aspektas buvo ir pirmas ideologijos. Tai klausimas vis tiek ir yra, ar reikia kaip nors bendrauti su ekspertais ir su ideologijom. Dabar ką tu pasiūlai, tai iš tikrųjų yra gražu, bet ką Nerija pasakė, politinės bevalystės kontekste, kas yra mūsų politikoje, tas toks kalbos cerberių ideologijai pradeda šviesti. Tai matosi. Visa kita visuomenė normaliai funkcionuojanti, gyvuojanti, daug darbų daranti, ji tarsi yra pilka masė. O šitie tokie pradeda šviesti, nes jie yra valingi, jie veiksnūs, jie organizuoti, jie gali priversti netgi kalbos komisiją verkti. Kiek žinau, kad... Kalbat apie gynėjų sąjungą. Taip, labai. Tai tokiais atvejais ir klaus, ar čia reikia tada tuo pačiu metodu ką nors veikti, ar kaip tik absoliučiai nusispjauti ir galvoti visai kitais lygmenimis. Svarbus momentas čia žmonėms, kurie mus žiūri ir skaito, transkribuoto mūsų pokalbį, tai neatrodo, kad čia susirinko anarchistų, kuriems nieko švento nėra būrelis. Aš toks tikrai nesu ir aš žinau, kad kalbininkų tarpe yra šviesių žmonių ir blaiviai mąstančių. Ir man atrodo, kad mūsų pareiga jiems padėti apsiginti nuo to ortodoksinio sparno, nuo tų garšvų, kurie arba kurios teigia, kad jeigu moteris savo mergautinę, tekėjusius moteris priesagą keičia taip kaip nori, dėl to jinai yra šliundra. Eiti ekspertų vardu, sakyti, va mes čia kuriam kalbą, mes irgi esame ekspertai ir galim pasakyti, kad iš tikrųjų turi būti truputį kitaip.